Sveiki atvykę į Vlogmas, kur atidarinėsime advento kalendorius, praleisime laiką kartu ir skaičiuosime dienas iki švenčių, tad lauksiu jūsų kiekvieną dieną. Žinot, būna dienų, kai tu atsibundi ir tu nieko nenori. Ir mažai gal tuo dalinuosi socialiniuose tinkluose, nes noriu labiau pozityvumą skleisti ir visa kita. Bet kartais tiesiog gyvenimo sunkumai yra per daug. Ir aš tiesiog pavargau nuo skausmo. Kiekvieną dieną atsibusti su viso kūno skausmu, kai tiesiog visus sąnarius laužo ir neturi kada atsikvėpti, atrodo, nežinai, kaip reikia į toliau. Ir aš tiesiog nebežinau kartais, iš kur reikia jėgų pasisemti, kai visada viskas skauda. Bet kodėl aš pradėjau video šiandien taip, kad pasakyti, kad kartais visiems mums turbūt būna tokių dienų, kur atrodo viskas. Atrodo, išsekau, nebenoriu nieko. Bet tas dienas tokias tiesiog reikia prabūti. Tokiom dienom tu tiesiog turi prabūti iki kitos dienos. Tai šiandien aš sau duodu, kaip sakant, supratingumą pačiai savo, kad šiandien aš nesijaučiu gerai, šiandien aš neturiu daug jėgų, šiandien aš neturiu visai nuotaikos, bet aš nekalta dėl to, aš tiesiog turiu šią dieną pragyventi ir laukti kitos dienos. Nes visiems būna tokių dienų, kai atrodo viskas. Bet čia tik diena tokia. Tiesiog pas mane šiuo momentu daugiau gal tokių dienų yra. Ir išsekusi esu nuo to skausmo ir problema didžiausia turbūt yra tame, kad su mano liga nėra ką padaryti, kad man būtų geriau ir šiek tiek tas mane gąsdina, pagalvojus apie ateitį. Kad aš neturiu išsigelbėjimų. Gerai, dabar yra daug vėliau dienoje ir aš pagalvojau, kaip aš galėčiau save nors kažkiek prasilinksminti, ką padaryti, kad jausčiaus gerai. Ir pagalvojau, kad kadangi po operacijos negalėjau nieko daryti, pagalvojau, šiandien pamėginsiu kažkiek apsitvarkyti namus, apsisiurbti, išsivalyti grindis po truputį ir viską susitvarkiau. Tai jaučiuosi labai gerai, kad nuveikiau tokį dalyką, nors ir neturiu jėgų ir skauda viską, bet po truputį apsitvarkiau. Tai džiaugiuosi už tai ir kadangi nuo ryto nieko nevalgiau, dabar beveik be 30 minučių 3, tai pasidariau karštų sumuštinių ir pavalgysiu, pasižiūrėsiu kažką per YouTube. Galiu savo tai leisti dabar, nes jaučiuosi labai didelį darbą padariusi, nes kai taip skauda ir tik su viena veikiančia normaliai koja susitvarkyti namučius labai gerai. Dabar viskas gražiau man atrodo, šiek tiek, kaip sakyti, mintis geresnės tada, nes kai aplinka tvarkinga, tada tau geriau. Ir pavalgysiu, pasižiūrėsiu kažką ir tuomet atidarysiu kalendorius, gal kažkas nustebins, gal kažkas dar pralinksmins ir
taps šiek tiek geresnė diena, nors sakau, kartais būna tokių dienų, kur nieko nenori, bet galima kažką iš jų padaryti. Advento kalendorių laikas, kaip sakiau, gal pralinksmins mane šiek tiek kalendorių ir jau 15 diena, kiek daug praėjo. 15 skylutė apvali, įdomu, kas čia bus. Laukiu kažko plaukam ir sulaukiau, tai vėl iš tos pačios firmos Kinesensės, jo, Intense Mask plaukų kaukė. Bus įdomu išmėginti šitą kaukę. Kvepia gan skaniai, pažiūrėsim, ar gera. Šampūną mėginau, tai man visai patiko šampūnas. Ir sakau, apie tą firmą daug gerų dalykų esu girdėjusi. Mane išbėrė šitaip tiesiog. Pastebėjot visą šitą pusę, grinai išberta. Nors čia irgi biški, bet čia tai grinai linija tokia išberta. What the fuck? Tiesiog sumasto mano oda. Išberta. Nesąmonė. Einam prie šito kalendoriaus ir čia jau liko vienas tik tais tas, pasakyt, skirelis. Ir 15 diena pati didžiausia. Įdomu, kas čia bus, gal kokia akių šešėlių paletė, kažkas tokio gal. Taip, akių šešėlių paletė. Pažiūrėsim, kokios spalvos. Ok, paslaptinga. O, visokių spalvų pilna, bet kokie mažyčiai tie spalvų langeliai, bet visokių spalvų pilna. Ta prasme, daug labai rudų visokių ir čia tokių net viena rožinė tokia graži, žalsva, melsva čia kampe, nors atrodo beveik kaip balta, bet tokia kaip melsvai balta. Bet jo, visai gal nieko įdomu, ar pigmentuota ta paletė. Rožinio tokia labiau spindinti negu kad su spalva. Žalia beveik nesimato. Žinau tamsesnė spalva, tai gan gerai atrodo. Auksiukas gerai atrodo, tai kai kurios spalvos tikrai good, manau, visai panaudosiu. Einam prie kito kalendorius. 15 šičia pačioje. Įdomu, ką čia rasime. Turime kažką lūpams. Dar vienas lūpdažis, tikiuosi nebus tokia pat spalva. Atrodo, kad tokia pat, kurią ištraukiam iš kito kalendoriaus. Tokia pat spalva, kurią ištraukiam iš praeito kalendoriaus, tai jo, nefaina. Tai kaip suprantu, ne visi produktai kartojasi, bet yra produktų, kurie tokie pat kaip ir anam kalendoriai, tai taip įdomiai. Saldainių kalendorius, 15 per vidurį. Turime vėl komaliukus kažkokius. Jau daug sykių tokį buvom ištraukę. Ir Douglas. 15 šičia. Mes čia turime Bobbi Brown Smoky Eye Mascara. O, tušas iš Bobbi Brown. Visai įdomu bus išmėginti. Aišku, ne pilnas, o mažutis variantas. Bet ką padarysi? Vis tiek galima išmėginti kaip tušas, jeigu patiks, galės nusipirkti pilną. Nesu nieko turėjusi iš Bobbi Brown. Tai bus įdomu išmėginti, pasižiūrim koks. O, man šitokie patinka tušo aplikatoriai. Tai bus tikrai įdomu šitą tušą išmėginti, pažiūrėti kaip jisai veikia. Pirma diena, kai editinu video ir negaliu pati save žiūrėti. Aš tokia baisi šiandien jaučiuosi, žiauriai negraži. Tai atsiprašau už tai, kaip atrodau, nes tikrai nežinau. Pačiai nemalonu šiandien į save žiūrėti, ar tas išbėrimas, ar kas čia duoda, ar tiesiog jau nuo visko pavargau, bet tiesiog atsiprašau už tai, kaip atrodau. Šiandien ne mano diena. Man atrodo, šiandien vakare mano planas bus pasidaryti everything shower, pasidaryti plaukų kaukę, gal net savaiminį įdegį pasitepsiu, net nežinau. Noriu kažkaip pasidaryti kažkokį glow upą, nes nebegaliu į save žiūrėti.
Jei jums patiko šitas video, būtinai palaikinkit, pasubscribekit ir paspauskit tą varpelį, kad niekad nepraleistumėt mano video. Taip pat pasiekite mane Instagrame gerda.ris bei TikTok'e gerdaris, ten visat jūs laukiu. O dabar, iki!